Labas rytas, atsikėliau prieš kokių 15 minučių. Tai man reikia šiek tiek laiko susirinkti save. Bet esu žiauriai excited dėl pusryčių, nes aš laukiu kokias 5 dienas, kad galėčiau valgyti tai, ką šiandien valgysiu. Ir noriu jums parodyti šitą mini recepčiuką, tai aš tuoj atsigeriu kavytės ir tada pasidarysim valgyti. Šitų pusryčių laukiau 5 dienas, nes turėjau palaukti, kol šitas gražuolis avokadas pasidarys minkštesnis. Ir jis dabar jau biški gal per daug minkštesnis. But we're gonna work with it. Tai pradžiai mes šitą avokadą perpjaunam per pusę ir viską gražiai išimam iš vidaus. Nesuplėšę pačios avokado odelės, nes mums jos dar reikės. This is the fun part. Šiaip dažniausiai naudoju blenderį, kad sutrint visą avokadą, bet kadangi šitas jau yra super duper max minkštas, aš manau jisai susitrins ir taip. Šitą avokado žievelę pasidam šiek tiek į šoną, jos prideiks vėliau. Ir į visą avokado masę aš spaudžiu šiek tiek, realiai daug, nes mėgstu citrinos. Ir plus įdėjus daugiau citrinos, viskas paskui geriau išsimaišo. Tada susismulkinam keletą mažų pomidoriukų. Sofija prižiūri, kad viską daryčiau teisingai. Kaip visada ir principe visur šiek tiek druskos ir pipirų. Visą šitą išmaišom ir paragaujam, nėra būtina, bet visai patarčiau. Dar trupučiuką citrinos. Ir dabar svarbiausia dalis, kad visas šitas pusrytis būtų šiek tiek maistingesnis, mums reikės šiek tiek krevečių, patogiausiai yra mažytės. Ir šiaip dažniausiai aš jas kepu, kol darau visą tai, ką dabar rodžiau jums, ką darau, bet kai filmuoju, tai biški sunku yra multitasking. Tai žodžiu, aš greitai pakepu krevetės ant sviesto ir dabar parodysiu, kas toliau. Krevetės jau dan, biški kai kurias sudeginau, nes kažkodėl neapsižiūrėjau. Bet esmė vis tiek lieka ta pati, dabar viską, kas yra priešais mus, sudėsim atgal į avokado žieveles ir tada tipo bus avokadas, avokada. You get it? The hype! Penkias dienas laukiau šito momento. Ir man žiauriai patinka tas konceptas, kad čia yra avokadas su avokade. Ir realybėj tiesiog, žiauriai kietai atrodo, aišku, tik tai šitas avokadas labai skystas, tai nulenkęs jo žievelę, bet šiaip, kai jisai būna toks sturdy, tai tipo ir gerai labai atrodo. Akivaizdžiai biški persudžiau krevetės, tai turėkit šitą omeny. O šiaip šiandien planavau susitikti su draugė, mes turim nuvaryti iki vieno šopo, nusipirkti tokių specifinių batų, nes planuojam važiuoti tripą ir ten reikės labai specifinių batų. Tai aš dabar pasičekinu savo social media ir pasižiūriu, koks mano planas toliau. Išlipau dabar iš dušo, išsiplovau galvą ir turiu tokį klausimėlį, gal kažkas su panašiu dalyku būsit susidūrusios. Mano plaukai pasidarė žiauriai kieti, bet ta prasme, aš naudoju visiškai identiškas tas pačias priemonės kaip ir anksčiau, bet dabar aš tiesiog jaučiu, kad net po to, kai tarkim išsimaudau kokiam tvenkinyje, net nenoriu šukuoti plaukų, ant kiek jie būna, žiauriai pasidaro kieti, o kas yra labai blogai, nes pavyzdžiui, jeigu sušaldytumėt belę kokį daiktą, jūs tada jį galėtumėt lengvai perlaužti, nes jis pasidaro kietas, praranda savo tą tokią tvirtą struktūrą ir jūs galėtumėte jį perlaužti. Lygiai taip pat, tarkim, kokį nors metalinį strypą, ar bandyti lenkti taip, arba kai jisai max yra sušalęs ir tada jį bandyti laužti, greičiausiai, kad perlaužti tada, kai jisai yra sušalęs. Tai biški mane nervuoja šitas dalykas, nes aš nežinau, kodėl taip vyksta ir gal kažkam iš jūsų yra buvus panaši situacija ir galėtumėt parekomenduoti, nežinau, kokių
žiauriai gerų plaukų kaukių, ką jūs esate asmeniškai išbandžiusios. O šiaip tai man tiesiog reikėtų nusipirkti vėl, nes turėjau, bet susisiojo katinai. Šilko patalinę su šilkiniais užvalkalais paduškų, nes tai padaro labai didelį įtaką, nes mes kai miegam, vartomės, belia kaip trinam savo plaukus į patalus ir jie tada lūžta, skilinėja ir visa kita. O kai tu miegi ant slidesnio paviršiaus, tai nėra tokios didelės trinties plaukams, jie išlaiko ir tą savo blizgumą, nesivelia ir plus jeigu formuojatės kaip nors plaukus fanuojatės, tai irgi tas efektas išlieka po nakties, nes, nesusitrina per daug stipriai plaukai. Ai, tiksliai, rašot jūs man į mano Instagramo storius, Akvilė, o tai kur tavo strazdanos? Bet jos yra antiek natūraliai ir gražiai padarytos, kad jeigu aš užsidedu tą Paris filterį, kur tipo vos sublūrina, jų net principė nesimato, bet šiaip jos yra čia. Ir gan daug komplimentų gaunu palyginus iš tikrųjų dėl tų strazdanų, tai žiauriai fainai, man irgi labai patinka. Šiaip ta mergytė, kuri darė strazdaną, sakė, kad dažniausiai reikia korekcijos, nes dauguma strazdanų išbluksta, bet man taip gerai paėmė veidas rašalą, inką tatuiruočių, kad tipo aš net neįsiu korekcijos, nes ir taip žiauriai įsilei, kaip gerai dabar jau paskaitau. Nežinau, iš tikrųjų, kaip panos ruošiasi, dažosi ir tuo pačiu metu filmuoja kažką, nes aš tiesiog negaliu susikaupti šituos du skirtingus aspektus. Tai aš susiruošiu ir tada pasimatysim. Viskas. Išsiruošiau, išsikrapščiau. Dabar eisiu pešiom iki Laisvės alėjos, nes ten susitinkam su mano draugė Ugne. Outfit check. Ir biškai pasikeitė mūsų planas. Tai mes pirmą užeisim į vieną parduotuvėlę. Mano mėgstamiausia parduotuvėlė Laisvės alėjoj. Nes jinai užsidaro 6 valandą, tai mums reikia iki tol spėti ir paskui eisim pirktų batų ir tada, manau, papasakosiu, tai kur mes čia važiuosim. Gerai, taip, aš suprantu, kad viskas pabrango ir tiesiog reikėtų jau nebesistebėti. Bet žiauriai norėjau ledų. Ir vienintelė parduotuvė pakeliui man buvo degalinė. Ir aš už šitos ledus sumokėjau 2,09 €. Ta prasme, tokia paprastų ledų kaina turėtų būti lygiai taip pat nelegalu, kaip ir gaminti tokio dydžio batų šaukštus, kokie aš turiu namie. Nu, suprantat, ką turiu omeny? Suprantu kiekvieną kartą, kai deduos batus. Eina pasikėlus ausinukais, tipo net nemato, kad mojuoju. Nežinau, ką mojuoju, bet ten aš. Ai, nu tipo jo, viskas gerai, kad tu daugiau draugų turi, bet... Mamacita, give us a spin. Yes, slay. Kodėl, nu, kaip ir neklausai, bet kaip ir... Va, ko aš čia atėjau. Aš sakiau vidutinę. Kaip šarkos prie blizgučių. Šitas man patiko. Lemba galėčiau užsidėti, bet klausimas, ar nusiimčiau paskui. Va, pažiūrėk. Ta prasme. Žiauriai kiltų. Aš gal kažką galvoju, kur čia buvo kažką tokio pasiimti. Daug visko nori, man negerai. Čia tai visada būna, kai ateini. Arba va mažiukai visokie irgi. Ką manai? Atėjai, man reikia tavo nuomonės. Kažkaip labai tas užsegimas toks didelis galėtų būti, tipo auskaras. O neturite avanturino pakabukų? Yra įvairiausiai formos. Čia va ta širdelė, avantūrinas žalias. O nenorit, va tas pailgas labai gražus, šitas ne? Tai va šitas ir bus, jeigu nepamatysiu nieko kito. Tokia didesnė. Jo, o tokio va smulkesnio varianto kaip šitie nėra, ne? Matėt? Vėl dabar. Net nematau, kur nukrenta. Bet jau viskas nuėjo. Nu, dabar paims ir jis dės kišenį, nevogė labai. Rimtai, aš būtent to norėjau. Nuostabu, ačiū, prieš šitų daugiau nieko nenumes. Yra stres relief smilkalai, man reiktų dėžės. Čia parodyk. Kartu su jumis, Pildik vartotojais, noriu pasidžiaugti, kad mūsų Lietuvoje yra daugiausia. Dabar ką aš turiu omeny? Kone pusė visų Lietuvoje parduodamų kortelių yra Pildik pakuotės, tai yra tiesiog akivaizdu.
kad jūs mylit mus ir mes mylim jūs. Už ryšį mokam mažiau negu kiti, gaunam nemokamų minučių, gigabaitų ir šiaip visokių gerų dalykų savo pildyk sąskaitai. Ir plus esam pasiekiami irgi visur, nesvarbu, tu pas tetą sode ar po festivalio kopose. Tai jeigu tu dar nesi šitos didelės ir turtingos armijos dalis, skatinu tave apsilankyti pildyk.lt ir prisijungti prie mūsų. Žiūrėkit, aš galėčiau arba meluot, arba sakyti tiesą, bet kadangi mes visi čia esam žmonės, tai aš jums tiesiog pasakysiu tiesą. Nepavyko mums vakar su Ugne nueiti kitos parduotuvės, kur turėjom nusipirkti tos specifinius batus, nes atvažiavo pas mane draugai iš Jonavos ir mes net prikolinom, kad prasideda naujas sezonas, nes tiesiog žiauriai senai visi henginom. Ir po kokių 4 metų vėl beveik visi susitikom. Tai buvom išėję į miestą, šiek tiek panaktinėjom, jie liko pas mane nakvoti ir visai nesenai išvažiavo. Ir aš iš karto grįžtu pas jūs, nes vakar nusipirkau vieną daiktą, kuriuo labai noriu jums pasigirti. Ar jūs pasiruošę? Pasiruošę? Are you sure? Nusipirkau pomidoriukų. Aš jums pasakau prieš tai, kad čia terasai būna žiauriai šilta ir dėl to čia labai gerai augtų pomidorų ir vakar pamačiau šitą pomidorą už 4,50 €. Bet kol parsinešiau namo, nulūžo viena šakelė, tai žiauriai gaila, bet aš šitą suvalgysiu. Gerai, tada ir šitą suvalgysiu. Šitas jau toks visai neprinokęs, bet ką, aš jį paliksiu vieną? Ne. Buvo galima tikėtis toliau skonio. O šiaip, kame esmė, man visą šitą dalyką reikia persisodinti, nes pomidoriukų reikia šiek tiek daugiau vietos. Ir man rodos, mano kiemo kampe mėtos dar kažkur laisvas vazonas ir turiu likusių žemių nuo praeito vlogo, kai persodinėjau tują. Tai pabandysim kažką padaryti dabar gero. Ta prasme, tik išėjau į lauką ir iš karto lyt pradėjo. Bet visai fainai iš tikrųjų. Laistau pomidorą. Aš jūs padedu čia sausai po stageliu, kad man neplytų telefono, o pati einu persodinti šitą pomidorą. Ar aš eilinį kartą kažką persodinant, nors turėjau pirštinės, neužsidėjau pirštinių? Taip. Bet užtat pasižiūrėkit, kiek jam daug vietos augti. Čia toks įdomesnis filmavimo kampas, bet aš šiandien neapsikraunu, tai neapsikraukit ir jūs. Yra dar vienas dalykas, ką aš noriu labai padaryti savo persodintam pomidorui ir tai involvina karštus klijus. O visi geriausi Arts and Crafts involvina karštus klijus, tai you can only imagine, bet jums nereikia imagine, aš jums papasakosiu. Tarp visų begalės dalykų, ką aš mėgstu daryti, aš taip pat mėgstu ir lipdyti molių. Ir nulipdžiau šitą grybuką, šiaip žiauriai ilgas procesas buvo, nes reikėjo labai daug sluoksnių dažų, kad uždažytą molį, bet jisai yra finally done ir jį reikia tiesiog suklijuoti. Ir tada, kai suklijuosiu, aš jį įdėsiu į vazoną šalia pomidorų ir turėtų žiauriai gerai atrodyti. Dabar pagalvojau, manau, man reikia kažką priklijuoti ir ant apačios, kad galėčiau įsmeigti grybuką, kad jisai biški labiau paviršiui būtų, o ne prie pat žemės, nes tada nesimatys pačio, tipo grybuko. Logiška. Ką čia tokio priklijavus? Turiu vėlos. Bet vėla biški gal nelabai, ne? Geriau būtų koks dantų krapštukas. Bet aš neturiu dantų krapštukų, tai vėla ir tokį vat ant apačios priklijuosiu. Žiauriai gerai bus, aš esu genijus. Kaip mano karšti klijai, jau vyksta kažkas. Nelabai, nes rozetė išjungta buvo visą laiką. Gal aš ir netoks genijus. Gal dabar jau kažkas vyksta. Žinot, aš turiu daug gerų savybių ir pasikartosiu jau 10 kartą, bet kantrybė nėra viena iš jų. Aš, pavyzdžiui, dėl to tiesiog nekenčiu, negaliu pakęsti, kaip žmonės vėluoja. Kad ir kaip aš tave myliu, jeigu tu vėluoji, tu išklausysi moralą iš mano pusės. Ta prasme, jeigu tu negerbi savo laiko, tai gerb bent jau kitų žmonių laiką, nors suprantu dabar sakant, kad sunku tą padaryti, nes jeigu tu negerbi savo laiko, tai kodėl turėtum gerbti kitų laiką, bet tu turėtum. Nevėluokit. Beveik jau. Dar čiut palaukti reikia. Šiaip mačiau, kad visai kietus papuošalus daro iš karštų klijų, tiesiog ant principė kokios įmautės, slidaus paviršiaus, kad lengvai paskui nusimtų, su karštais klijais išlieja visokius dalykus, tada juos nudažo ir ten gaunas ar tokios apyrankės, ar papuošalai ant kaklo tokie visokiai. Should I make it? Pagalvosiu apie tai, pagalvosiu. Gerai, manau, jau good to go. So exciting. Biškai gal per daug dabar pagalvojau, bijau, kad ištiš uždėjus viršų.
Ne, normaliai. Nuostabu. Ok, ir dabar apačia. Gerai, dabar įsiaiškinau, kad karšti klijai visgi nelimpa normaliai prie molio, todėl mes į šitą skylutę, kurią aš buvau palikus, kad būtų patogu apdažyti, įkišiu šiek tiek vėlos, užlenksim ir pabandysim prie vėlos priklijuoti kitą gabalą molio. Nebuvau su to anksčiau susidūrus, bet dėl to ir yra smagu tokius visokius dalykus daryti, nes tada procese kažko naujo visada išmoksti. Pažiūrėkit, kaip gražiai, kaip Lego susideda tiesiog. Ir turėtų sulipti. Mano galvoje šitą techniką veikia. Ir dabar biškį palauksiu. Kad nebus taip, kaip buvo prieš tai. Bet čia jau tikrai reikės normaliai palaukti, kad išdžiūtų. Jūs neįsivaizduojat, kiek aš laiko norėjau šitą dalyką padaryti, nes aš prieš tai buvau pagaminus šiek tiek grybukų ir juos nuvežiau broliui, nes mano brolis labai mėgsta auginti augalus, tai aš visą laiką prieš kažką persodinant pasikonsultuoju pas jį ir jisai namuose turi labai daug vazonų ir aš jam pridariau tų grybukų, kad jisai galėtų į vazonus susidėti ir ta prasme taip wholesome atrodo, jūs net neįsivaizduojat. Jeigu turite augalų namie, maksimaliai rekomenduoju tiesiog pasileisti kokį fainą filmą ar serialą ir palipdyti tokius dalykus. Aišku, čia yra gan ilgas procesas, nes tu kol nulipdai, tada turi laukti kokias 4 dienas, kol išdžius, tada dažyti užtrunka irgi porą dienų, nes tai pažiūri daug čia sluoksnių iš tikrųjų dažų yra ir turi palaukti, kaip vienas sluoksnis išdžius. Nu, bet jeigu nori tokios sodrios, žiauriai smagios spalvos, nu tai taip, turi palaukti šiek tiek. Šneku taip, lyg aš laukiu tas visas 4 dienas, ne, aš tiesiog stovėjau ir su femu džiavinau tol, kol išdžiuvo. Nežinau kodėl, bet dabar žiauriai norėčiau tiesiog praskiesti ir sudėti ant galvos kaip langelį, bet čia tiesiog a child in me. Oi, kaip fainai ir saulytė per tą laiką išlinda. This makes me so happy. Tiesiog, wow, jūs pasižiūrėkit, aš negaliu atsidžiaugti. Žinokit, aš tikrai neprikolinu, šitas grybukas just made my whole day. Tai tokia gražia nata ir pabaigsim šiandienos vlogą. Šiaip, nors ką tik prieš 20 minučių lyjo, draugai kelia storius, kad yra prie vandens ir kažkur maudosi. Ir visai po lietaus būna šiltas vanduo, tai aš irgi galvoju, gal paskui prisijungsiu, bet jo, pradžiai pasimeldžiu, padarau visas savo pareigas ir tada pasižiūrėsim. Ačiū, kad buvot su manimi ir iki pasimatymo per kitą vlogą.